Žemė, Žemė, pas jūs problemos. Kas pas jūs šį kartą? Ne pas mus, o pas jūs. Ką tik pro mėnulį praskrido meteoras ir jis juda į Žemės pusę su šviesos greičiu. Och, kurva! Kiekvieną dieną ant Žemės paviršiaus krenta daugiau nei 4 milijardai kosminių kūnų, o jeigu tiksliau, meteoroidų. Taip vadina viską didesnį negu kosminės dulkės, bet mažesnį negu asteroidai. Dažniausiai tai nedideli akmenys, kurie sudega dar Žemės atmosferoje. Ir tik vienetai praeina per šią kliūtį. Tie meteorai, kurie patenka ant Žemės paviršiaus, vadinami meteoritais, bet dažniausiai jie nieko mums negresia, nors retkarčiais ir gali priversti mus nerimauti, kaip neseniai Čeliabinske. Bet kas jeigu meteoritą pagreitinti iki šviesos greičio? Ne viena dalelė, kuri turi masę, negali tai padaryti, bet mums to ir nereikia. Mums pakanka tik priartėti prie šio greičio, kad visa Saulės sistema pradėtų nerimauti, bet geriau viskas iš eilės. Įsivaizduokite, kad mes turime didelį deimantinę sferą, kuri diametrą apie 30 metrų ir kurią mes paleidom į Žemės pusę 3000 km/s greičiu. Reikėtų pabrėžti, kad per tokius greičius oras pradeda dalyvauti branduolinėje sintezėje ir su plazmos temperatūra sugebės susprogdinti mūsų sferą iki tol, kol ta pasieks Žemės paviršiaus. Bet Žemė dėl to nepagerės, nes sferos gabaliukai nespės atsitolinti vienas nuo kito ir įsirėš į Žemę, grubiai tariant vienojame taške. Šiuo momentu išsilaisvins tiek energijos, kiek galima gauti tik iš 1000 pačių galingiausių branduolinių ginklų. Be to, ištuštės visas regionas aplink sprogimo vieta. Bet tai neįdomu, nes tai tik tais 1/100 šviesos greičio. Kateris bus didelis, bet Žemė ir didesnis man. Tikras karštas prasidės, jeigu šį akmenuką pagreitinti iki 99/100 nuo šviesos greičio. Čia jau pradeda veikti reliatyvumo efektai. Ryšiai, kurie laiko mūsų molekulės sferoje draugen, iš viso baigia veikti viens kitą ir deimantinė sfera tampa anglies luistu, kuris juda taip greitai, kad Lorenzo jėga suspaudžia ją į blyną, nors mes to ir nespėsim pastebėti. Kiekvienas anglies atomas neša savyje apie 70 milijardų elektronvoltų energijos ir jis juda labai greitai, taip greitai, kad oro molekulės nepaveikia jį. Mūsų blynas pralekia orą, o oro dalelės prasiskverbia į meteoritą į 3 metrų gylį ir užstringa ten, dėl ko sfera didėja ir gauna didesnę masę negu pradžioje. Kai jis įsirėš į Žemę, tai jis padarys tokią didelę skylę Žemėje, kad per ją galima bus matyti mantiją. Meteoritas išlaisvins 50 kart daugiau energijos negu Čipskulupo meteoritas, kuris išžudė visus dinozaurus. Tokios energijos pakanka, kad dingtų visa gyvybė Žemėje. Bet vis tiek kažkaip nuobodu. Pridėkime dar 9. Dabar kiekviena anglies molekulė savyje neša apie 25 trilijonus elektronvoltų energijos. Viskas tai įsirėš į Žemę su mėnulio kinetinė energija. Šito užtenka, kad pramušti mantiją ir ištirpdyti mūsų Žemę. Ir tai dar su didesnė tikimybė padės galą visai gyvybei Žemėje ir aplink jos. Bet man vis dar nuobodu. Daugiau 9. Ir gausim maksimalų greitį, kurį turėjo dalelytė su mase. Dalelytė, o Dieve mano. Nors ji ir neturi nieko bendro su Dievu. Tai protonas, kuris praskrido virš Jutos 1991 metais ir kuris judėjo beveik su šviesos greičiu. Tokį reiškinį pasteba kelius kartus per metus, bet niekas negali pasakyti, kas tai yra. Bet palikime tai mokslininkams, o patys duokime mūsų deimantiniai sferai, o Dievo mano dalelytės greitį. Jokia aptikimo sistema jo nepastebės ir jokia šiuolaikinė technika nesugebės sumodeliuoti pasekmes. Dėl to mes negalim žinoti, kaip viskas bus ir pasibaigs. Ir netgi joks narkotinių medžiagų poveikis negali mums to parodyti. Pasikliaukime tik savo vaizduotę. Užmerkime akis. Sfera praskrenda per atmosferą ir Žemės paviršių ir pasiekia branduolio, dėl ko energija, kuri išsilaisvina iš meteorito, išsiveržia per Žemę į visas puses ir po sekundės Žemė pradeda spindėti stipriau nei Saulė. Ir tokio impulso užteks, kad išmušti Žemę į kitą orbitą, bet jau
bus vėlų, nes planeta sprogsta į milijardus dalelių, o dėl sprogimo kitos planetos tampa švarios ir spindi. Ir mūsų planetos daugiau nebėra. Štai kaip aš suprantu sprogimą. Jūs dažiūrėjote video iki galo, reiškia jis jums patiko. Paspauskite like, prenumeruokite kanalą ir pasidalinkite šio video socialiniuose tinkluose. Aš atsisveikinu su jumis iki kito karto.